jums reiškia Agnės kūryba? Ką man reiškia? Kaip jūs vertinate? Kas labiausiai patinka? Jos braižas, forma? Vis tiek su teatru dirba, vis tiek savai viską daro. Taip pat gera dizainerė. Viskas gerai. Ko tikitės iš šio vakaro? Aš kai į madų šou einu, aš nieko niekada nesitikiu. Nes nežinau, aš šiaip geros nuotaikos tikiuosi, gražių emocijų, viskas gerai bus, aš manau. Ar sekate, kaip kyla karjeros laiptais Agnė Kuzmickaitė? Man atrodo, kad visiems mums reikia save sekti. Ne, aš specialiai nesiekiu, bet aš vis tiek matau, kas vyksta visur. Kaip jūs vertinate, kaip interpretuojate Drugelio siluetą? Ne, nu tai jeigu, aš manau, kad tas Drugelis gerai ryškiai, kad atsirado, nes kad jeigu seniau jinai tenai bendrosios šou su visais dalyvaudavo, tai žmogus kaip koko nekokiam, tai va dabar pats tas, aš manau. Supratau, gerai, labai ačiū Jums, gerą vakarą. Kokios emocijos apėmusios, kai vis dėlto reikia organizuoti dizainerės pirmąjį asmeninį pristatymą kolekcijos? Emocijos geros, aš labai džiaugiuosi, kad Agnė pristato savo šou, nes mes gražiai draugaujame ir aš labai gerbiu Agnę. Emocijos normalios, darbinės. O kaip vertinate jos šių metų rudens ir žiemos kolekciją? Vertinu puikiai šitą vietą ir pasirinkimą jos, ir visa komanda yra puikiai ir manau, kad rezultatas yra geras ir bus geras. Supratau, o galbūt galėtumėt pakomentuoti tai, ar dažnai tenka organizuoti ar ne kolekcijų pristatymus, mados infekciją ir taip toliau. Ar pati įsigijate dizainerių kūrinių? Pas man labai daug yra dizainerių kūrinių ir dauguma dizainerių kūrinių, mano mėgstamų dizainerių. Vienas iš jų ir iš dizainerių yra Agnė, tikrai taip. O ar nustebot, kai pakvietė jūs organizuoti šį renginį? Aš neorganizuoju, aš šiek tiek esu komandoje. Nežinau, man buvo malonu, nes, sakau, glaudus ryšys yra su Agne, nenustebau gal. Normaliai sureagavau, nes draugiškai normaliai sureagavau. Ko norėtumėt Agnei palinkėti? Norėčiau, kad jinai ir kurtų toliau kolekcijas, norėčiau palinkėti daug kūrybos, daug draivo, daug eksperimentų ir drąsos labai daug. Gerai, ačiū labai, tada nebetrukdom jūsų laiko. Iki gerą vakarą.
esate Agnės tėvelis, tai vis dėlto galbūt jau vaikystėje buvo matyti, jog Agnė links link dizaino drabužių, galbūt labai puošdavosi, mėgdavo avėti aukštakulnius? Nu, ji, būdama gal kokių 4 ar 5 metų, ji parodė dėmesį batams. Ją ėmė dominti ir va, taip surinkdavo, sudėliodavo į vidurį kambario ir maždaug žaidė to tokiu būdu. O po to jos dėmesys rūbams, taip spalvai, kažkaip tai linijai, kompozicijai anksti pasireiškė, nors į pradžioje tai apie architektūrą galvojo. Bet po to, kada buvo pereita iki technologijų, tada suprato, kad čia ne man, bet iš tų architektūros studijų gavo, žodžiu, erdvės, ploto, linijos, daug ką ten gavo gero. Jūs vis dėlto esate žmogus, kuris ją lydėjo visų jos karjeros keliu. Matėte turbūt ir nuosmukių, ir gerų nuotaikų, ir džiaugsmo. Kaip, turbūt labai didelis džiaugsmas, ar ne, kai dukra? Džiugu, kad viskas taip vystosi ir gerai tuo tarpu ir viską, ką daro, tai ir padaro, jau įgyjo, sakyčiau, ir profesionalumo, ir tokio pasitikėjimo, ir susigaudimo gyvenime, kas ko vertas ir kiek kas gali kainuoti. Tai manau, kad jau pats laikas šitokias savybės įsiugdyti. Tai va, ir dabar tikimės ir vaizdo, ir žodžio estetinio pasigerėjimo gauti ir tokio jau žmonių pripažinimo galbūt. Ko galėtumėt palinkėti savo dukrai? Aš norėčiau palinkėti ties šiuo laipteliu nesustoti ir dar pasimokyti, jeigu galima. Ji dar yra tokio amžiaus, kad mokytis dar ne vėlu, dar mokslai eina truputėlį ir apie ateitį galvoti, nes sumanimų ji turi. Sakau tik tai, nepamirškite, kad reikia būti sveikai, drūtai, linksmai, kad visus savo darbus galėtum padaryti. Supratau, ačiū labai Jums už pokalbį. Viso?
esate įsigijusi anksčiau Kuzmickaitės kūrinių? Dar ne. O ar planuojat? Galbūt. Kaip jaučiate šį vakarą? Labai gražiai atrodo. Ar specialiai rinkotės drabužių šiam vakarui? Ai, pagalvojau, ką užsidėti ir kaip užsidėti, nes pakvietime nebuvo nurodyta, koks turėtų būti aprangos kodas. Tai tiesiog, manau, prisitaikiau prie ateinančio pavasario. Ką manote apskritai apie Kuzmickaitės kūrybą? Kaip vertinate, kas jums labiausiai patinka jos drabužiuose? Aš manau, kad Agnė per kelis metus labai patobulėjo. Dėl to labai noriu pamatyti, ką pristatys ir šiais metais. Teko būti mados infekcijoje ir matyti tai, ką jinai padarė. Tikiuosi, kad šiais metais pamatysime daug geriau negu buvo ir daug tobuliau viską. Ruošitės kažką išsirinkti iš būsimos kolekcijos? Aišku, dar sunku sakyti prieš, bet galbūt jau turite mintį tokią? Aš manau, kad bus matyti. Jeigu kažkas tai bus tai, kas patinka, tada taip. Supratau, ačiū labai. Dėkui. Ačiū labai. Gerą vakarą. Just one of those days, yeah. You say the right thing to keep me moving on, to keep me going strong. What else can I say? I've been told that, and I believe that it's automatic. Call me when you need a friend. 'Cause I'm your sister, and always for you, and I don't know what I ever do without you from the beginning to the end. You've always been here right now. So I'll call you my best friend through the good times and the bad. Whether I lose or win, I win. I know one thing that never changes, and that's you and my best friend. You from the beginning to the end. You've always been here right now. So I'll call you my best friend through the good times and the bad. Whether I lose or win, I win. I know one thing that never changes, and that's you and my best friend. I'll be there for you when you're going through. You can count on me. Call me when you Kaip šį vakarą jaučiatės? Aš šį vakarą po gana tokios geros, ramios savaitės poilsio jaučiuosi labai gerai. Ar specialiai galvojate, ką šį vakarą apsirengti? Iš tikrųjų taip galvoju, ką apsirengti, nes nesupratusi prie aukštuomenės vakarėlių ir kartais baisu iškristi iš konteksto, nes labai daug yra garsių stilistų, kurie paskui pašiepia. Pavyzdžiui, dėl to nesidėjau baltų pirštinių, kitų kažkokių aksesuarų, bet vis dėlto negalėjau atsisakyti juodos spalvos, todėl kad diena yra ganėtinai tokia ne visiems džiaugsminga. Taip. Ar sekate Kuzmickaitės žingsnius link profesionalumo? Žinoma, kad stebiu tas diskusijas apie drugelių atsiradimą, drugelių naudojimo fobijas, kaip jie naudojami, ar galima, kodėl, iš kur tai atėjo. Vienu žodžiu, man patinka jo stilistika ir pastebėjau dabar ne vienoje garsioje parduotuvėje gana panašių siluetų suknelių, iš tikrųjų. Ką jums simbolizuoja drugelis? Drugelis tai yra tas mūsų gyvenimas
džiaugsmo akimirka, kaip aš ir dainuoju, kad mes čia tik trumpam. O po to mes ilgai esam kažkur štai visatoj. Tai reikia kiekvieną dieną džiaugtis ir suvokti, kad gali tokia akimirka ir kiti džiaugsis ir tave pamirš per 3 sekundės. Todėl, Supratau, labai ačiū Jums už pokalbį. Gerą Down the street at night with a pain in my soul. I try to stay on the line, but what people say no. Whenever I hear this song, always makes me wanna cry. Keeps pushing me upside down, and the truth becomes a lie. Kaip jaučiate šį vakarą? Puikiai. Pirmas renginys, kai tik sugrįžau po 3 mėnesių buvau Amerikoje. Turbūt labai geri įspūdžiai. Ar labai ilgai šiandien ruošiatės kolekcijai, ar ilgai stovėt prie veidrodžio? Ne, nes buvau tokią suknę nusipirkus San Francisco ir žinojau, su kuo ateisiu į šitą renginį. Tai suknelę specialiai pirkote, ar ne, šiam pristatymui? Ne, nusipirkau ir galvojau, kur nešiosiu ir galvojau, pats tas renginys susidėti šitą suknę. Ko tikitės iš pristatymo? Galbūt norėsit vėliau įsigyti drabužių? Taip, aiškiai, ateinam visos pasižiūrėti, kas yra ir kas mums tinka ir ko norėtumėm. Ar esate didelė Kuzmickaitės gerbėja? Galbūt jums padarė labai didelį įspūdį jos etiketė, jau dabar galima sakyti drugeliai? Man labai drugeliai iš vis patinka, nes visom moterim reikia sparnų. Tai drugeliai tinka visom. Aha.
You're everything I hope for. You're everything I need. You are so beautiful for me. Gerbiami ir gerbiamos madų mėgėjai ir mėgėjos, nueikit iš kažko išgerkit ir visai netrukus, arba negerkit, dar yra kitas variantas. Ir tada netrukus mes turėsime koncertą, galbūt kažkas šoks, galbūt kažkas pletkins, bet vis tiek super.
Sauliau, tai turbūt labai jaudinėsi, vis dėlto mylimai padedant nėra labai lengvas dalykas, ar ne? Aš manau, kad aš galbūt grubiai nuskambėjęs, bet aš iš esmės tai aš nesijaudinu, nes aš žinau, kiek yra darbo atlikta prieš tai ir kiek dirbo Agnė, ir kiek dirbo visi kiti žmonės. Tai čia tas pojūtis galbūt būtų toks labiau panašesnis, žinai, kai mokykloje tu eini į kontrolinį jau pasiruošęs ir atlikęs namų darbus. Tai aš manau, kad šiuo atveju aš mėgaujuosi. Aš džiaugiuosi už savo žmoną, aš džiaugiuosi, kad pagaliau jinai pirmą kartą padarė absoliučiai savo madų šou ir kad ji nėra, tarkim, kažkokiame tai madų renginyje, kur yra daug rūbų modeliuotojų po vienu stogu, tai aš jai visą laiką sakiau ir prašiau, kad tu būk gera tai padaryk, nes tai yra faina ir pagaliau atėjo ta diena ir aš iš tikrųjų tai labai džiaugiuosi. O kaip gimė idėja būtent gyva muzika pristatyti visą šou? Aš manau, kad tai yra labai natūralu, kadangi mes gyvenam po vienu stogu, neretai pasikalbam ir tai, aš manau, kad tai yra visiškai tiesiog natūralus dalykas, nes aš kažkaip irgi šiek tiek turiu ambicijų padėti savo žmonai ir padaryti taip, kad netarkim paimti kažkokių tai svetimų žmonių muziką ir sudėti, ar tai sumiksuoti ją kolekcijos metu paleisti. Aš norėjau specialiai jos kolekcijai sukurti muziką. Aš stebiu jos veiklą, stebiu, kokie modeliai gimsta, aš visą laiką esu kontekste, daugmaž kaip viskas įvyks ir tai man padiktavo tam tikras vizijas, kokia muzika turėtų būti kolekcijos metu. Tai aš kažkaip irgi jaučiuosi gan smagiai, kad tas toks šeiminis bendradarbiavimas virsta į kažkokį tai renginį, reginį ir tai yra gerai, aš manau. O galbūt pradėsi, čia nebebus pirmas kartas, kai tu su savo muzika eini į podiumą, galbūt planuoji ir daugiau? Aš turiu labai krūvą didelę veiklos aplamai, aš manau, kad tai man buvo iššūkis, nes aš padariau realiai tokią sferinę šokių muziką ir to aš nedarau dažnai, aš taip nesielgiu, aš šiaip esu vyrukas su gitara, bet tai man buvo iššūkis ir aš tiesiog šį vakarą transliuoju tokią muziką, kuri mane iš dalies verstų jaustis gerai ir šiek tiek tai iš mano perspektyvos yra, kaip aš jaučiuosi gerai, kai aš girdžiu muziką. Tai šį vakarą skamba tokia muzika, kuri žiauriai man pačiam patinka. Tokią aš ir padariau. Ir dar aš norėjau, kad, ir manau man pavyko, kad muzika šiek tiek asocijuotųsi su kosmosu. Kodėl kosmosas? Nes aš noriu, kad ta erdvė muzikinė būtų ne šiame pasaulyje. Supratau, labai ačiū tau už pokalbį. Visą. Vertinate šią kolekciją? Labai patiko, iš tikrųjų, visų pirma, patiko ne tik kolekcija, bet patiko visas renginys, vizualika, kas buvo labai atmosferiška, labai padėjo įsijausti viską ir taip, tikras drugelis plevenantis. Ar įsigysite kažką galbūt iš šios kolekcijos? Kas patiko labiausiai? Patiko keletą labai elegantiškų suknelių, kur tikrai taip atrodo, wow, dabar čia norėčiau, bet aš nesu iš tų pirkėjų, kurie labai spontaniškai perkasi, sakykime, kažkokius dalykus, esu linkus labiau apgalvoti. Tad liko daug dalykų pamastymui, naktis bus nemiegotos. Galbūt kažko palinkėtumėte Agniai sekančios kolekcijos kūrybos metu? Palinkėti visada yra labai sudėtinga, bet norėčiau pasveikinti su labai fantastiniu startu, o palinkėti, kad netrūktų tų kūrybinių idėjų, bet panašu, kad jų netrūksta. Ačiū labai už pokalbį, gerą vakarą. Ačiū. Agne, dabar jau žinai, koks yra jausmas pristatyti pirmą savo asmeninę kolekciją. Tai vis dėlto koks jis? Iš tikrųjų labai smagus.
Kokie pojūčiai? Ar jaudinys labai, kiek dar vis dar jaudinys ir kaip gimė idėja padaryti 2 pristatymus per vieną vakarą? Tai yra sudėtingas darbas vis dėlto. Idėja gimė, ta prasme, dėl to, kadangi salė, kurią pasirinkau, nėra didelė, o norinčių iš tikrųjų buvo daugiau negu telpa į salę, dėl to nutarėm padaryti 2 šou. Ir iš tikrųjų tai pasiteisino, nes būtume net ir 3 šou galėję padaryti, dėl to, kad žmonės labai prašė bilietų ir norėjo patekti. Tai tiesiog neišvengiamai turėjo būti 2 šou. Kiekvienas menininkas nori kažką pasakyti savo kūriniu, ar ne? Į ką labiausiai tu norėjai atkreipti savo kolekcijoje rudens žiemos dėmesį? Norėjau atkreipti dėmesį į moterį, būtent į gražią moterį. Siluetai, formos, medžiagos. Kas tave įkvėpia rinktis būtent tai, o ne kitą? Na, pasakysiu taip. Ta prasme, iš tikrųjų gyvenime dažnai vyksta visokių sudėtingų peripetijų ir man nesinorėjo drabužiais pertikti kažkokių irgi sudėtingų idėjų, kažkokių gilių apmąstymų, o tiesiog norėjau tokių drabužių, kurie būtų tiesiog gražus ir moteris su jais gražiai atrodytų. Tai va, toks buvo uždavinys, kuris tau kėliau. Nors tai pirmoji tavo asmeninė kolekcija, bet turbūt vis tiek yra kažkokios mintys ir apie sekančią, galbūt gali kažką atskleisti? Na, dar negaliu, tai bus surprizas. O kada galbūt galim numatyti, kada mes galim sulaukti naujos savo kolekcijos? Na, iš tikrųjų idėjų tai yra nemažai ir tikrai yra idėjų ir sekančiai kolekcijai ir jeigu bus laiko, tai galbūt net ir greitai kažkas bus. Vis dėlto tu jau tarptautiniu mastu pripažinta dizainerė, ar ne? Ar yra planų savo kolekcijas pristatyti kituose miestuose pasaulio? Yra tokių planų. Tiesiog, tarkim, ši kolekcija yra pret-a-porter ir jinai yra nešiojami drabužiai. Tai jinai būtent skirta konkrečiam sezonui ir tiesiog būtent to sezono kolekcijos yra pristatomos šiuo metu, tai aš net ir nežinau, ar logiška būtų ją kažkada vėliau kažkur pristatinėti, nes tiesiog bus kitas sezonas ir reikės naujos kolekcijos. O svajoji galbūt apie aukštosios mados kolekciją? Galbūt. Idėjų tai turiu įvairiausių iš tikrųjų. Supratau, ačiū labai tau už pokalbį. Kokios emocijos po pasirodymo? Gal būtų pirmas įspūdis, tai yra moteriškumas ir lengvumas. Aišku, tas visas pasirodymas gali vertinti ne tik tai kaip kažkoks kolekcijos pristatymas, bet tai buvo ir spektaklis, kuriame, na, ta prasme, vyko ir scenoje, ir ėjo tuo stilizuotų podiumu, ir buvo gyva muzika, tai irgi davęs, na, savitą visgi sudarė įspūdį. Na ir būtent tas moteriškumas ir lengvumas, spalvos, galbūt trapumas, tai būtų galbūt tas pirmas įspūdis. Kokie modeliai paliko didžiausią emociją? Aišku, na, ta prasme, tai yra jau tas, na, kaip ir ikona tapę drugeliai, bet visgi tas, na, ta prasme, rožinės spalvos, tarkim, ir tos suknios tokios lengvos, moteriškos. Taip pat įdomus buvo, na, ta prasme, ir sijonai, kurie yra, na, buvo tokie galbūt ne visiškai proporcingi, bet verstos odos, na, ta prasme, įdomus kažkoks sprendimas, arba suknios, kurios iš kelių skirtingų medžiagų, skirtingų faktūrų. Vat gal tie labiausiai įstrigo. Ar daugelį modelių dėvėtumėt pati? Manau, skirtingais atvejais, skirtingose vietose tikrai būtų ne vienas ir ne 2. Supratau, ačiū labai už pokalbį, gerą vakarą. You're frightened of
Kaip jūs, kokia jūsų nuomonė apie šią vakarą pristatymą? Ar esate apskritai didelė Kuzmickaitės darbų gerbėja? Čia yra geriausia indikacija iš tikrųjų. Esu ištikima gerbėja, jau ne pirmi metai ir dėl to ir nešiau didelę puokštę gėlių Agniai. O šiaip tai manau, kad yra keli žodžiai, kurie puikiausiai, kaip čia pasakyti, apibrėžia Agnės kūrybą. Visų pirma, tai yra menas, tai yra kultūra, tada yra grožis. O kad tai yra grožis, tai aš manau komerciškai šiek tiek pasakyti iš klienčių rato ir iš to, kokios jos yra ištikimas, kad tai yra metai iš metų taip patys žmonės ir ta ratas tik tai didėja. Tai galima pasakyti, kad grožis čia irgi tikrai toli gražu ne paskutiniai vietoj. Gal ko nors norėtumėt palinkėti Agniai? Aš tai palinkėčiau, kad kuo daugiau tų vestuvinių suknelių būtų. Man tas ypatingai aktualu. Tai iš tiesų, jos yra nepaprastai gražios ir truputėlį pasigėdau kaip tik tai Berlyno tada madų savaitė, kur buvo vos nepagrindinė vestuvinė suknelė. Šiandien, aišku, matėm kitą pasakiškai gražią Smiltės Bagdžiūnės pristatytą, nuostabus modelis, nuostabus rūbas. Tai šiaip reziumė būtų pasaka. Šiandien buvo nepakartojamas vakaras. Ačiū Agniai. Ačiū Jums, gerą vakarą. Kokios emocijos apėmusios, kai vis dėlto reikia organizuoti dizainerės pirmąjį asmeninį pristatymą kolekcijos? Emocijos geros, aš labai džiaugiuosi, kad Agnė pristato savo šou, nes mes gražiai draugaujame ir aš labai gerbiu Agnę. Emocijos normalios, darbinės. O kaip vertinate jos šių metų rudens ir žiemos kolekciją? Vertinu puikiai ir vertinu puikiai šitą vietą ir pasirinkimą jos ir visa komanda yra puikiai ir manau, kad rezultatas yra geras ir bus geras. Supratau, o galbūt galėtumėt pakomentuoti tai, ar dažnai tenka organizuoti ar ne kolekcijų pristatymus, mados infekcija ir taip toliau. Ar pati įsigijate dizainerių kūrinių? Pas man labai daug yra dizainerių kūrinių ir dauguma dizainerių kūrinių, mano mėgstamų dizainerių. Vienas iš jų ir iš dizainerių yra Agnė, tikrai taip. O ar nustebot, kai pakvietė jūs organizuoti šį renginį? Aš neorganizuoju, aš šiek tiek esu komandoje. Nežinau, man buvo malonu, nes, sakau, glaudus ryšys yra su Agne, nenustebau gal. Normaliai sureagavau, nes draugiškai normaliai sureagavau. Ko norėtumėte Agniai palinkėti? Norėčiau, kad jinai ir kurtų toliau kolekcijas, norėčiau palinkėti daug kūrybos, daug draivo, daug eksperimentų ir drąsos labai daug. Gerai, ačiū labai, tada nebetrukdom jūsų laiko. Iki gerą vakarą. Jūs esate Agnės tėvelis, tai vis dėlto galbūt jau vaikystėje buvo matyti, jog Agnė links link dizaino drabužių, galbūt labai puošdavosi, mėgdavo avėti aukštakulnius? Ji, būdama gal kokių 4 ar 5 metų, ji parodė dėmesį batams. Ją ėmė dominti ir taip surinkdavo, sudėliodavo į vidurį kambario ir maždaug žaidė to tokiu būdu. O po to jos dėmesys rūbams, taip spalvai, kažkaip tai linijai, kompozicijai anksti pasireiškė, nors į pradžioje tai apie architektūrą galvojo. Bet po to, kada buvo pereita iki technologijų, tada suprato, kad čia ne man, bet iš to architektūros studijų gavo, žodžiu, erdvės, ploto, linijos, daug ką ten gavo gero. Jūs vis dėlto esate žmogus, kuris ją lydėjo visų jos karjeros keliu. Matėte turbūt ir nuosmukių, ir gerų nuotaikų, ir džiaugsmo. Kaip, turbūt labai didelis džiaugsmas, ar ne, kai dukra? Džiugu, kad viskas taip vystosi ir gerai tuo tarpu ir viską, ką daro, tai ir padaro, jau įgyjo, sakyčiau, ir profesionalumo, ir tokio pasitikėjimo, ir susigaudimo gyvenime, kas ko vertas ir kiek kas gali kainuoti. Tai manau, kad jau
pats laikas vat šitokias savybės įsiugdyti. Vat, tai va ir dabar tikimės ir vaizdo, ir žodžio estetinio pasigerėjimo gauti ir tokio jau žmonių pripažinimo galbūt. Ko galėtumėt palinkėti savo dukrai? Aš norėčiau palinkėti ties šiuo laipteliu nesustoti ir dar pasimokyti, jeigu galima. Ji dar yra tokio amžiaus, kad mokytis dar ne vėlu, dar mokslai eina truputėlį ir apie ateitį galvoti, nes sumanimų jį turi. Sakau tik tai, nepamirškite, kad reikia būti sveikai, drūtai, linksmai, kad visus savo darbus galėtum padaryti. Supratau, ačiū labai Jums už pokalbį. Viso?